Visas lageris turėjo stovėti, kol surast pabėgėlį. Sumuštą, krūviną, šunų apiplėšytą. Atgabens į lagerį. Gyva ar negyva. Stovi kalinė ilgas valandas. Kokiais žodžiais tūkstantinė katurgininkų minia gali tokį bėglį minėti? Visa lagerio apylinkė buvo pilna policijos ir SS agentų. Bėgti iš lagerio nebuvo protingas sumanymas. Ir vis dėlto žmonės bėgo. Neprilygstamas bėglys buvo ukrainietis Stepanas, cirko akrobatas iš Lvovo. 3 kartus bėgo, 3 kartus esesininkai jį pagavo. Ir dėl vieno tokio nevykėlio žąsino, kiek tūkstančių žmonių turėjo kentėti. Taigi, kaip tu perlipai per tvorą? Su guminiais batais. Šitaip, bet netrenkė tavęs elektra? O, aišku, apsėvei kaliošus, bet kaipgi tavo rankos? Guma apsivyniojau ir perlipau. O sargyba ką? Jie tavęs nematė? Tai kur buvo sargyba? Gal jie buvo moterų barake? Aha, gerai. Labai gerai. Tai štai kokios dabar yra mūsų tvoros. Šaize. Tai štai kokia apsauga. Šaize. Norit keliauti frontą? Norit? Cigaretė, rauchen Sie. Geras vaikis, kogi tau nebėgt, aišku, ypač jei šie asilai. Šie Dumkovs nesaugo tavęs, tai ir bėg. Ja, kodėl ne? Good, bėg. Valteris Zaueris.